Žinot, visą gyvenimą užsiiminėjau menu ir tik tai dabar, sulaukusi plius 30 metų, supratau, kad jisai gali būti vertingas dalykas. Nežinau, ar tai yra aplinka, kurioje aš augau, bet tikiu, kad yra ir jūsų, kuriuos galbūt traukia menas, tačiau aplinkoje tai yra nesuprantama, nevertinama, arba tiesiog tai gali būti tyla, kuri irgi lyg nereiškia pritarimo, ne? Arba tylus pritarimas jūsų pačių viduje gali būti interpretuojamas lyg nuvertinimas. Tai tik dabar, kai pati pradėjau mokytis keramiką, jau praėjo 9 mokslo metai, labiau pradėjau gilintis į tai, ieškoti įkvėpimo mano kūrybai ir taip beieškodama radau Alex Grey, kuris yra tapytojas berods Amerikoje. Ir pamačiau, ant kiek tenais yra vertinamas menas, kaip jie transliuoja žinutę apie ryšį tarp žmogaus fizinio šio gyvenimo ir tarp to, kuris yra sąmoningas, net tarp Dievo, ir ant kiek iš tikrųjų tai yra svarbu ir kaip menas kuria mūsų visuomenę, formuoja ją, daro įtaką žmonėms, kurie jį mato arba patiria, ir tokiu būdu įkvėpia juos vėl kurti kažką naujo, ir tai yra lyg ciklas arba spiralės efektas, spiralė vis auganti, kuri keičia ir transformuoja viską aplinkui. Tai aš iš tikrųjų buvau labai nustebusi ir pati suvokiau, ant kiek aš gyvenime nevertinau meno, nuvertinau, ir nors jis man patiko ir lyg ir užsiėmiau, tačiau galbūt ne iki galo, todėl kad viduje nebuvo tokio nusiteikimo ar suvokimo šio dalyko vertės. Galbūt tam kartais ir brandos netgi reikia, arba augti tarp menininkų, kurie tai vertintų. Tai dalinuosi tam, kad galbūt ir jūs esat tokie, kurie nuvertinat šį dalyką, vien dėl aplinkos, bet jūs viduje jaučiate, kad tai yra kažkas, kas traukia jūs. Tai jokių būdų nemeskite tokių dalykų, praktikuokite kiekvieną dieną, ir tai atneš ir jums džiaugsmo, ir galiausiai jokių būdų, jokių darbų savo nenaikinkit, neišmeskit, o kaupkit. Ir tikiu, kad kai ateis laikas, jūs galėsit pasinaudoti galimybę, nes jau turėsit pakankamai gerus įgūdžius. Ir ką žinot, galbūt iš to išgyvensit, galbūt turėsite įtakos kitiems ir įkvėpsite kitus, bet kokiu atveju tai atsipirks, todėl jokių būdų niekada jokių dalykų, kurie mums patinka, nereikia mesti, užmesti, o kaip tik ieškoti įkvėpimo, kas mus įkvėpia, juos tęsti, daryti toliau. Tai ieškokit, kurkit ir būkit laimingi.